Sveiki, suprantat, kur aš esu? Kaip įdomiai, kur čia? Kur čia kalba? Čia nauji kryžiai turbūt atstatyti po sudegimo. Įsivaizduojat, kiek daug kryžių? Wow. Galiu išduoti paslaptį. Man nuo pat vaikystės šis kalnas buvo pati mėgstamiausia vieta. Mane veždavo mama, važiuodavom čia, paskui aš su savo vaikinu Vytautu važiuodavom. Visada prašydavau, kad mane nuvežtų ir aš nežinojau kodėl, bet mane tas kalnas visada labai traukė. Aš nežinojau, kodėl taip yra iki tol, kol supratau, kad aš transformavau viso pasaulio skausmą. Visa tai praėjo per mane ir per mūsų visą šeimą. Tai mes esam visa šeima, va tie tokie, kaip sakant, per kuriuos praėjo labai daug sunkumų. Visa mūsų šeima ir kiekvienas tą kryželį nešame savaip. Šiaip norėčiau užduoti, kad kryžius yra velnio ženklas, kai aš žmonėm pasakau, tai Kristus numirė ant kryžiaus. Sakau, jo. Tai ką sakau, čia gerai? Čia tikrai gerai? Nu, tai žmonės tada suklumpa. Taip, kryžius, tai nenešiokite kryžiaus, nereikia, iš tikrųjų. Po to bus galima tos kryžius sudeginti, išvežti po vieną ir padaryti čia ramybės parką. Tai tokia yra aukščiausiojo valia, kad tas būtų čia ramybės parkas, pasodinti daug medžių. Ir čia, jeigu norės, galės žmonės melsis, bet va, tų kryžių čia jau nereikia. Tai va, toks yra Dievo planas. Nu, galima dar triumfo arką pastatyti prie įvažiavimo prie kryžių kalno. Na, o dabar kviečiu į maldą. Ačiū Viešpatie, kad mus globojai, kad mes esame mylimi, palaiminti ir Lietuva tikrai yra apsaugota nuo karų, marų ir viso ko. Ir mes esame tikrai labai stiprus, galingi ir niekada nepamirštam to. Ačiū Viešpatie už tai, kad mums davei tiek daug stiprybės ir mes tikrai stengsimės iki pabaigos būti tokie per amžių samaną, kaip sakant. Ir laimink mūsų tautą, Viešpatie, ir saugok ją, globok ir viso pasaulio tikinčiuosius. Na, o čia dabar aš atėjau ant prie Kristaus, bet ką aš norėjau pasakyti, visi ženklai čia labai daug visokios juodos magijos yra. Aš ją paskui paaiškinsiu. Na, aplamai pats kryžius ir yra ta magija, kad juodoji magija. Tik tiek, kad žmonės per tą religiją suprato, o būtent taip. Va, čia dabar esam prie Kristaus. Ir jo paskutinę vakarienę.
O būtent šitas paveikslas yra pas mano tėvus, namuose toks pat yra. Iš mamytės, turbūt iš senelių yra. Va, tai seneliai buvo labai tikintis. Kažkadagi buvo vat, labai aukštas, šitas Kristus buvo labai aukštai, bet jisai ir buvo sudegintas. Ta magija va taip veikia iš tikrųjų. Aš galvoju, ką su to reikia daryti, aš klausiu. Sako, aš klausiu, gal sudeginti, aš taip pagalvojau, gal sudeginti ir po dienos jisai užsidegė. Aš buvau apstulbusi, ant kiek yra žodžio galia, kokia yra stipri. Ir realiai čia yra bardakas. Va, viskas sumesta. Viską reikia išvalyti ir prisodinti daug medžių visokiausių. Čia įdomių visokių paveikslėlių. Aš paskui viską paaiškinsiu, visą juodą magiją, visus tos ženklus, mes viską išsiaiškinsim. O, šitas koksai fainas. Angeliukų. Ko tik tai nori. Svarbiausia yra žmonių tikėjimas. Visiškai nesvarbu kokios tautybės. Visiškai nesvarbu per kurią religiją jis eina į viešpatį. Bet svarbiausia yra tai, kad nes kūrėjas, tas viešpats ir yra meilė, ta didžioji meilė, kuri yra mūsų širdyje, kuri eina ta šviesa iš mūsų. Tai kūrėjo prašymas yra toks, kad visus juos surinkti, išdeginti po 9 mėnesių. Dar kas norės aplankyti, atvažiuoti aplankyti Lietuvą ir pamatyti tą kryžių kalną ir po 9 mėnesių reikia viską išvežti, sudeginti ir padaryti ramybės parką. Ir jokių daugiau tų kryžių, velnio ženklų. Tai va toks yra kūrėjo planas. Ir ačiū viešpatie.